pakeisim, suremontuosim. Gerą dieną, chebrytė. Stebintis, nestebintis, heiteriai, ne heiteriai. Visus su praėjusiam šventėm, su artėjančiais naujais, gerų, progresyvių metų, ramių, be nervų, be streso. Tai va. Ok, tai dabar tas video bus apie ką. Nusprendžiau tokį labai trumpą padaryti. Man įpratęs žiūrėti, reikia čia žiūrėti šitą. Tai va, žodžiu, trumpą tokį video nusprendžiau pasidaryti apie kas buvo padaryta Porsche'ui. Aišku, tik du epizodai tai išėjo, trečią nespėjom iškept, bet greitų metų pasirodęs tikrai. Tai tik tais gal įmesiu tokį truputėlį paspoilinsiu, kaip čia reikia pasakyti. Žodžiu, pamatysit trumpai, ką matysit. Toliau dėja dar ratų temos nebus, nes dar sprendžiasi klausimai. 35 padangos išlieka tikslas, kaip ir buvo, niekur nedingo. Nors yra kas jau man baksnuoja iš šono, kad sako, davai gal dar didesnis padangas, bet gal tiek to, dabar pradžiai 35 solius užsidėkim. Tai va, reikia dabar susirasti tik ratus, kurie tiks. Ir viskas. Tai žodžiu, šitas irgi greitų metų pasirodys. Ir tam pamatysit, žodžiu, labai tokį trumpą pafilmavau, nes buvo žaislų šiek tiek ant Porsche uždėta. Tai truputį pafilmavau tokių bendrų vaizdelių, kaip daugmaž atrodys, kokią linkmę turėtų viskas eiti. Bet dar paliksiu šiek tiek ir intrigos, kad gal ir nebūtinai viskas tai bus, kaip pamatysiu dabar trumpai. Va, bet bus video, žodžiu, apie ir bagažinės gamybą, apskritai kaip surenkama bagažinė, ta moderni, šiuolaikinė, palisto galinė, kaip jos darosi, kaip ten matuojama, bet kaip aš matuoju. Visada, aišku, gali su 3D skeneriu, bam, viską susiprojektavai ir darai, bet o kam? Aš mėgstu old school'o, tai gal ir pasiliksiu šitą darbą savo tokį. Tai va, žodžiu, pamatysit, kaip daromi visi kiti žaislai. Ir viskas. Kol kas taip. Tai išeis tas trečias liftinimo epizodas greitų metų. Ne liftinimo, projekto, nes su liftu daugmaž kaip ir baigta, nors yra dalykų, ką dar norėčiau pasikoreguoti ir aš jos dar koreguosiu, tai būtinai tas irgi bus parodyta. Bet dabar kol kas yra taip kaip yra, prie aukščio, prie traukučių, ten ir kitų dalykų aš nelysiu, bet dar, yra momentų, ką dar noriu pakoreguoti. Tai va, tai šitą dar padarysiu, bet dabar, žodžiu, judam vis tiek toliau, nes yra tikslas iki birželio galo, kad būtų mašina išbaigta iki galo. Tikiuosi pavyks, nes tų darbų šiaip yra daug ir dar prisimastyta yra naujų, bet apie jos biškį vėliau dabar jau nebe kvaršinsiu makaulės su nesąmonėm savo visokiom. Tai va, tai žodžiu, smagu, matau, peržiūros renkasi, matau, žmonėm yra įdomu, reiškia, tema yra dar toli gražu neišsemta. Ir okei, prisidėsim prie tos temos ėmimo ir judėsim toliau. Tai va, chebra, jum gerų ateinančių metų, gerų projektų, darbų, progresijos visą laiką, kad ir mažos, bet visą laiką. Tai va, pasimatysim